Dabar jeigu trumpai pertume per plokštės gipsų kartonų jūsų, tai yra pas jūs ten ta standartinė balta, paskui turbūt drėgmė atspari, priešgaisrinė, smūgiam atspari, taip? Jeigu pradėtume po pačios paprasčiausias, tai yra standartinė. Vėlgi, pagal naują standartą mes turėtume sakyti A tipo, arba kitaip GKB plokštė, na tai pati standartinė plokštė, ten gali būti 9,5-12,5 mm storio plokštė. Na, čia toks, kaip sakot, mūsų kasdieninė duona. Turbūt antra pagal populiarumą, tai turbūt yra H2 tipo. O tas H2 skaičiukas, tai čia parodo vandens įgeriamumą. H1 yra labai gerai, H2 toks vidutinis. H1 iki 5%, H2 iki 10%, H3 iki 15% įgeriamumas yra. Tai reiškia, kuo tas skaičius mažesnis, tuo plokštė mažiau įgeria drėgmės. Šita plokštė dažnai vadinama atspari drėgmiai. Taip vadinti negalima, todėl kad yra tik padidinto atsparumo drėgmiai. Nes jeigu ją įmesit į vandenį, jinai paprasčiausiai sutrupės, nieko iš jos neliks. Tai jinai gali būti ilgesnį laiką drėgmės poveikį, bet patalpa turi būti išvėdinama karts nuo karto. Čia lygiai su visais gamintojais yra tas pats? Ar? Lygiai tas pats yra. Čia, jeigu jau norit plokštės tokios, kurios yra atsparios drėgmiai, tai yra dažniausiai cementinės plokštės. Turime ir tokį asortimentą, kur jeigu reiktų kažkur baseinę montuoti, kur yra agresyvi aplinka, drėgmė, chloro dujos ir dar kitokio pavojingo poveikio, tai ten paprastų plokščių dėti negalim. Kalbant apie padidinto atsparumo ugnį, vėlgi negalim sakyti atspari ugniai plokštė, yra padidinto atsparumo ugniai plokštė, bet jinai yra, kaip minėjau, armuota tais stiklaudinio plaušeliais ir ugnies poveikiai jinai tikrai irgi subirės. Kažkur prie 180-200 laipsnių temperatūros iš gipso išsiskiria vanduo ir jisai praranda tas rišimosi savybės ir bet kokiu atveju ta plokštė anksčiau ar vėliau subirės, tik tiek, kad tie plaušeliai išlaiko ją, tą plokštę stabilioje padėtyje ilgesnį laiką. Po to jau prasideda, kaip minėjot, ties priešgaisrinė plokštė turi savo tipo DF. D tai tankis, F fibro plaušeliai. Tai ten nuo tų skaičiukų labai priklauso. Atėjot į parduotuvę ir radot ant plokštės parašyta DFH2, reiškia, yra padidinto atsparumo ir padidinto atsparumo drėgmiai plokštė. Jeigu ten gali būti netgi plokštė, pas mus yra toks Duraline plokštė, kur DFIRH1, tokia atspari smūgiams, atspari ir įdyti parodo atsparumą smūgiams. Ten H1 tas mažiausias įgeriamumas vandens. Ir taip toliau, tų plokščių. Bet mes turim savo asortimente tokią plokštę, kuri, pavyzdžiui, skirta tik tai ir garsui. Ten tokia Q plokštė. Jinai yra A tipo, bet tai turi didelį tankį, 12 kg kvadratiniam metrui. Jeigu reikia tik tai garso, galima naudoti tik tai ją. Jeigu reikia padidinto atsparumo ir drėgmį ir garsą pagerinti, tai yra tokia plokštė AQ hydro. Jeigu reikia padidinto atsparumo ugniai ir garsą pagerinti, tai yra AQ fire tokia plokštė. Bet jeigu reikia ir smūgio atsparumui, ir lenkimui, ir ugniai, ir drėgmį, tai yra toks Duralinas. Na, kaip sako, galima išsirinkti patį geriausią variantą iš visų plokščių, kad pasiekti kažkokius keliamus reikalavimus, ką yra projektuotojai sumanę. Dabar dar prieš tai minėjai plokštę. Pačiu pradžioj. Galima lauke ilgą laiką laikyti ar ne? Ar jis privalo būti uždengtas kažkaip? Taip, yra ten keli tipai tų plokščių. Jeigu ten, tarkim, tokia plokštė Gipro GTS, tai 3 mėnesiai gali būti atmosferos poveikia, bet ją po to reikia uždengti. Yra tokia Glassrock X plokštė, kuri ten gali būti ilgesnį laiką, bet irgi turi būti padengta. Ten nuo 6 iki 12 mėnesių galima rasti tokias plokštės, kad gali būti atmosferos poveikia, bet jas vis tiek vėliau reikia uždengti. Nes turi būti atsparumas ne tik drėgmiai, dar ir ultravioletas didelį labai poveikį daro. Jeigu ten tą plokštę paliksit atvirą ilgam laikui, užeis lietus, užlaps išdžius, bet saulės poveikia tas popierius jisai sutrupės. O kur naudojas tos priešviniais plokštės? Daugiausiai karkasinių namų statyboje. Todėl, kad
patogu, padaromas karkasas, uždedama ta plokštė, išklijuojama siūlė specialią juostą, taip kaip yra labai gera vėjo izoliacija, vėjas neišpučia tos vadinamos šilumos. Na ir dar ta plokštė yra, jeigu daromas dar karkasinis namas, pati plokštė netgi, pavyzdžiui, skandinavai turi programas, kur skaičiuoja šilties jėgas, kurias perima pati plokštė. Reiškia, jeigu ten viską teisingai sudėliojus, tai pati plokštė netgi gali perimti ir vėjo apkrovas. Na, jeigu, taip kitaip snakant, jeigu neįvertinant tų skersinių jėgų, ką suteikia plokštė, reikėtų dėti skersinius kažkokius spyrius tarp karkaso, kad būtent karkasas būtų stabilus, bet jeigu teisingai suskaičiavus, gali pakakti ir plokščių. Ten priklausomai nuo kiek reikia vinukų, kiek reikia kabių ir taip toliau, tai galima tą išspręsti.